Tai sveiki gyvi. Tai gimtadienis praėjo, o šiandien atvažiavau patikrinti, ar vis dar kimba ešeriai. Tai gimtadieniniai praėjo, tai dabar nežinau, kaip čia reikės pavadinti, šiokiadieniniais gal ar kaip, tai ir bandysim tada šiandien, kaip sakyt, dar pasižvejot kažkiek. Mataliuką pasiėmiau ir žiūrėsim, kaip čia kips, nekips. Jeigu kips, gerai. Nekips, tai nekips. Ką padaryti. Tai žiūrėsim, kaip čia bus. Šiandien yra šilčiau. Praeitą kartą, kai žvejau, buvo -7. Tai tikrai buvo ir vėjas. O šiandien, jo, toksai drėgnas, kimbantis. Nu, mašinai rodė -2. Tai nežinau. Gerai, tada bandykime čia pažvejoti ir pažiūrėkim, kas mums čia gausis. Tai šiandien dar turiu tokį norą pamėginti su žieminė meškerike su plūde pažvejoti. Ta prasme, ant kokio slieko. Jeigu atvirai, tai žiemą su, kaip sakyt, su žieminė plūdinė meškerė ir nesužvejojęs. Jo lapupelį. Kažkur tais. Gaunas. Žinau, uždėsius lieka ir matysim. Gal neslieka, gal... O, neslieka. Noriu pamėginti. Neslieka jums. Biški didelė tie sliekai gal. Bet nieko. Vis tiek va tas, vadinkim, galiukus. Mėgstu lygesnius palikti. O taip va užkabinau. Nu va, prisidėjau truputį kamerą ant krūtinės. Op, nu va, tarkim, ant dugno. O. Na, žiūrėkim. Gal paims. Kažkur už žolių, nežinau. Bet nenutraukiau, tik tais. O, žiūrėkit. Ai, meškerytė. Op! Įtraukė meškerytė. O, geras. Ai. Palaukit, man čia tuoj susipins. Ai. Žodžiu, tai va taip. Nu, op.
Štai va. O geras, įtempė miške reikia. Žodžiu, prie tos plūdės turi būdėti. Bet nesmė. Svarbiausia va. Kimba. Jie kimba. Nu ką. Kabinam slieką. Tokį va. Kasnelį. Ir davai pabandykim, kaip sakyt, uždėti piriborą. Ar kaip jį čia pavadinti. Kad tas švins, kaip sakyt, gulėtų ant dugno. Kad srovelės neveiktų, tai va uždėsiu daugiau. Nu, kokios kojas ant plūdinės, ant slieko kimba. Sėdėjau biškį didesnį kabliuką. Atidaug slieka. O, paprastai. Sakiau, biškį pasidarysiu tokią pertraukėlę. Rytas atsigersim. Tai va taip ant dugno paguldau. Taip va padarysiu, kad nesiramtai ledą kur nors. Nu, gražios kojos. Ką? Op. Didelės. O, panėrė. O, ir vėl koja. O, gerai, gerai. Taip. Dabar man pertrauka, taip kad prašau netrukdyti. Jo, tai žinokit, apstojo kibt juodai. Jau čia su blizgutė. Praėjau nežinau kiek tų kečių. Tai vat nuo ryto, kaip sakyt, kiba. Paskui apstoja. Dar ant slieka vieną kitą didesnį su plūdelę pavyko pagauti, bet iš esmės tai sunkiai. Ryte buvo -2, dabar liktais eini pliusą, tai nežinau, gal čia, kaip sakyt, slėgis kažkas pasikeitė ar kažkas, tai nežinau, kur jie dinga, bet viskas užsidarė. Op. Va. Štai ešeriokas. Va, kas čia buvo? Pietų pertrauka kokia? Jėzus Marija, ilgiausiai nekibo. Tik tais ant plūdės. Vis ten kažkas kažką patampydavo. O. Opa.
Vyručiai, kuojos tai ohoho. Gražios. Tikrai gražios. Žiūrėk. Nu didelė, taip. Vien tokios gaudytai. Ohoho. Gerai, kojų nereiktų mes. Vieną sąžinę paleiskim. Biškių kabliuks net atlinka. Na gerai, palikim taip. Maža ką. Tai žodžiu, galima pilnai gaudyti. Galima pilnai gaudyti ir va su plūdelė, su švinuku, visus lieku. Viskas tas pats kaip vasara praktiškai. Tai ką vat, leidi ir palieki. Va, kibime. Op. O, žiūrėkit, ant slieko gal biškį rimtesnis. Tai kaip sakyti, pilnumoj, vat galima ir su plūdelė gaudyti, su slieku. Vėl kamba. Nerė. Va. Va. Ir ką jos. Širiokas. Kaip sakyti, trečio numeris likai. Nieko nebija. Sakau, būtų galima net ir, kaip sakyti, didesnį tą kablį dėti. Ir, kaip sakyti, nesižaisti. Galima va taip ir žaisti. Su plūdelė, su vežėlė. Tokie, jeigu, kaip sakyti, neturi tikslą sportinių režimų gaudyti, neieškoti ešerių, tiesiog nori pabūt gamtoj, tai jo. Pasiėmė plūdelę, pasiėmė vežėlę, pasiėmė kavytas ir sau ramiai sėdė. Na ir per dieną vis tiek pagauni. Ir laiką praleidė. Gamtoj pabūni, ne namuose užsidaręs. Tai kaip ir gerai. Ką aš siūlau? Apibendrinkim.
Tai šiandien kibo prasčiau. Bet mes ir gal tiek pastangų nedėjom. Kaip sakyti, užsiminėjom čia laisvalaikio žvejybą. Su lūdelėm, su viskuom. Ramiai va pabuvom. Bet ir aišku, ir kibims buvo prastesnis nei prieš 3 dienų. Gal čia tas tokia permaina buvo, tada -7, su vėjuku šalo viską, o dabar va, nuo ryto plius tą -2, o įsidenojo ir +1. Tai vat nuo ryto dar biškį kiba, o dabar viskas. Dabar jau, kaip sakant, taip nustoja, kad visiškai užsiriša. Kur jos pasidavė? Žuvis neaišku. Kažkur pasidavė. Ką, dar reikia kalt krūzą. Ir turbūt rinktis manatkes. Paliksim upelį pailsėti. Paliksim upeliuką pailsėti ir mes, nežinau, ryt po ryt šiom dienom gal bandysim, nežinau, gal reikės pabandyti ant tokio tvenkinuką nulėkti. Kaip sakyti, pamėginti karšiukų pagaudyti. Kojų, karšiukų. Matysim, ką čia. Tai va, aš šiandien, kaip sakyti, savo žvejybą baigiu. Šiandien laimikis ne pats geriausias, aišku. Tai štai va tokie va ešeriokai. O tokie va upelė ešeriokai, kaip sakyti, keliauja va atgal. Pasišiaušėliai visokie. Kibo grubiai iki pietų. O po pietų viskas pasirišo ir pasibaigė. Viskas susirišo ir pasibaigė. O, ate. Žodžiu, pasikeitė oras, matyt, pliusas kažkas nepatiko ir nebekibo. Taip tai iš ryto tas kaip buvo, -2 ir kibo, o daugiau tai viskas užsibaigė. Visi kibimai. Nu ką, aš papuostas namo tada, kaip sakyt. O toliau matysim, nežinau, dar biškį atostogų turiu. Tai baltos žuvies, ta prasme, kojų, karšiukų gal. Nežinau, žiūrėsim, sugalvosim gal kažką, ką nuveikt. O gal tiesiog balansyrai, pasimti reikia spiningėlį, balansyrų ir, kaip sakyt, skirt dieną lydekų gal žūklei. Nežinau, matysim. Tai va, aš, kaip sakau, pakuojuos, važiuoju namo. Jeigu bus video, tai jis bus toks, nei šioks, nei toks. Žuvies nedaug, bet ne visada to žuviesgi prisigauda daug, būna ir tų dienų, kai nekimba, tai va tokie reikalai. Buvo sustojęs žmogelis irgi
O labas, sako, toksai lyg pažinotų mane. Nu, sakau, labas, nu, kim, nekim, kaip čia kas? Nu, sakau, kiba iš ryto dabar viskas. Supratau, aišku, tai turbūt nuvažiavo į kitą vietą ten. Gerai tada. Einu. Susitiksim kitą kartą. Iki.